Aš esu dailininkė, iliustruotoja Greta Ellis, kuriu komiksus, iliustruoju knygas vaikam ir paaugliam, esu edukatorė ir taipogi jau galiu sakyti, kad ir esu šio netikėto projekto lengvai suprantama kalba bendra autorė. Tai turbūt vienu didžiausiu išskirtinimu pavadinčiau tai, kad kuomet aš iliustruoju knygas vaikam bei paaugliam, tai kiekvienas iš dailininkų, kuris dirba tokį darbą, įprastai nori parodyti visas savo galimybes, nupiešti kuo geresnės iliustracijas, pridėti kuo daugiau detalių, būti kuo originalesniam, parodyti kažkokį neįtikėtiną stilių. Na, o būtent šis leidinys visą tai priverčia pažaboti, viską supaprastinti, per daug neįsisiautėti ir nebandyti parodyti savo kažkokio tai unikalaus braižo, bet labiau koncentruotis į tai, kad tai būtų kuo lengviau suprantama, kuo paprasčiau, kuo mažiau detalių ir kuo lengviau suprantama, dėl to, kad leidinys taip ir vadinasi lengvai suprantama kalba. Štai čia yra pirmasis mūsų leidinys, lengvai suprantama kalba, vadinasi skaityk lengvai, ir pačiu netikėčiausiu, daugiausiai pareikalavusiu darbo kūriniu pavadinčiau Mergaitė ir vyšnės. Tai ir buvo iš tiesų pirmasis mano pirmoji iliustruota istorija. Kuo ji man pasirodė tokia ypatinga, tai štai matote Šatrijos raganos vyšnios. Tai štai čia mes matome mergaitę, kuri dėl to, kad negali paragauti vyšnių, nusprendžia jas palaižyti. Ir atrodytų viskas labai paprasta, bet būtent štai šią iliustraciją man teko perpiešti gal 15 kartų, dėl to, kad vieną kartą vaikai, kurie iš ties buvo ypatingai detalūs ir pastabūs, sakė, kad ji nepakankamai stipriai laižo, arba jau beveik valgo, arba netrodo, kad jie yra skanu. Ir man tai padėjo suprasti, kad tikrai šį kartą mes dirbsime su projektu, kuris nėra apie gražias iliustracijas, bet jis yra apie vizualią informaciją, kuri turi būti be galo tiksli. Tai buvo pirmoji mano iliustruota istorija ir palikusi man didžiausią įspūdį. O jeigu reikėtų pasidalinti šiuo metu, kuri istorija man įdomiausia, ties kuria aš dirbu, tai vis tik galbūt įvardinčiau Anderseno ančiukus, bjaurųjį ančiuką. Tai būtent iliustruojant būtent šią istoriją, kadangi tekstas yra supaprastintas, kad kalba būtų kuo paprastesnė, tai išimama yra lyrinė dalis ir paliekami faktai, tai man tikrai be galo palietė širdį ir neteko nekartą šluostyti servetėlę ašaras, kokia tai yra liūdna istorija. Ir kaip stipriai, lyriškai viską apjungiant mes esame įpratę girdėti tokie, sakyčiau, tie pasakos motyvai viską labai apdangsto ir tampa tokiu labai gražiu lyriniu pasakojimu, kai patys faktai, kuriuos reikia iliustruoti, yra be galo liūdni ir net, sakyčiau, tokie smurtiški. Tai galiu pasidalinti, kad kuomet dirbau ties pirmuoju leidiniu, skaityk lengvai, tai negalėjau numanyti, kokio reikalingumo yra šis leidinys, bet mes patys ir Mickevičiaus bibliotekoje turėjom pristatymą ir taipogi aš pati visai nemažai keliauju per Lietuvos bibliotekas su savo edukacijomis ir man tenka sutikti ir mokytojų, ir edukatorių, ir bibliotekininkų, kurie sako, kad šis leidinys iš ties yra labai svarbus, jie jį aktyviai naudoja ir tai yra iš ties medžiaga, kuri net nemaniau, kad yra tokia reikalinga, kad ji tikrai padeda ne tik mokyti skaityti, bet ir prideda savivertės tiem vaikam, kurie gana sunkiai gali skaityti, nes jie jaučiasi, kad susipažinę su šio leidiniu, jie gali įvardinti, kad jie jau yra perskaitę netgi savo pirmąją knygą gyvenime. Tai aš matau tikrai didžiulę prasmę dėl to, kad skaitimo džiaugsmas mums visiems yra gerai pažįstamas. Na ir panašu, kad mes jį galim padovanoti ir tiem, kurie galbūt jo taip paprastai ir lengvai negali patirti.